Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia pasirengimą Europos čempionatui. 19 nacionalinės komandos kandidatų per pirmąją treniruočių savaitę surengė jau 10 treniruočių. Rytinės treniruotės vyksta lauke, o vakare krepšininkai dalyvauja pratybose, treniruoklių ir sporto salėse. Didelio krūvio sulaukiantys krepšininkai pripažįsta, kad skauda raumenis, o rinktinės vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra džiaugiasi krepšininkų, ypač vyresnių, norų dirbti. Kažkokiam išvadom kol kas dar yra per anksti kalbėti. Galiu pasakyti taip, kad esu kol kas patenkintas procesu. Esu patenkintas darbštumu, darbingumu, atmosfera treniruotėse, koncentracija. Lyginant su praėjusią vasarą ir su praėjusiais metais, manau, kad mes kokybiškiau dirbame. Tiek žaidėjai, tiek, manau, ir treneriai. Mes galbūt geriau organizuoti. Mes labiau suprantam vienas kitą, aš kalbu apie trenerius, nekalbant apie mūsų aptarnaujantį personalą. Galbūt šioje stovykloje mes mažiau paėmėm apimtimi taktinius reikalus krepšinio, bet tai buvo ir šiek tiek sąmoningai, nes, sakysim, nėra Šarūno dar, Rimas šiek tiek vėlavo, tai, kaip sakau, gal šiek tiek mažiau apimtis yra mažesnė, sąlyginai, bet kokybė yra geresnė. Jau sekmadienį Lietuvos rinktinės kandidatai persikels į pajūrį. Aurimas Budraitis, Vytautas Petrošius, Sport 1 žinios + Druskininkai.